Labas rytas. Kol Genutė ruošia pusryčius, aš išėjau pasivaikščioti prie Bosforo sąsiaurio. Čia sutikau būrį valkataujančių į Kaukazo aviganius panašių šunelių. Valkataujančius šunis mes jau sutikome Rumunijoje, Bulgarijoje, o čia Turkijoje jų ypač gausu. Bet bijoti jų nereikia, jie yra draugiški. Tu atėjai, kad tave paglostyčiau, ja? Taip, teisingai, reikia ir pakasyti biskitą. Pasmakrė tau labai patinka. Taip, šunelis, taip, šunelis geras. Didelis šuo. Jo, uostyk. Nori dar? Nu, geras, gražus kas ten. Tai eik. Aliarmas. Po pusryčių mes pasakėme sudie Stambului ir išvykome rytų kryptimi. Dešinėje buvo Marmuro jūra, kurioje reide stovėjo gausybė laivų. Vieni jų laukia, kad praplauktų Bosforo sąsiaurį, kiti laukia, kad galėtų išsikrauti arba pasikrauti vietiniuose uostuose. Mes važiavome į rytus vis toldami nuo Stambulo ir po trupučiuką vis kildami į kalnus aukštyn. Važiuodami klausėmės muzikos, kalbėjomės, gerėjomės besikeičiančiais vaizdais ir gerais keliais. Ir taip mes pasiekėme Turkijos sostinės Ankaros priemiesčius. Ankaros lankyti mes nenorėjome, nes buvo vidurdienis ir svilino alinantis karštis. Toliau platus ir ilgas kelias driekėsi per neaprėpiamo dydžio žemdirbystės plotus. Daugiausiai matėme nupjautų javų ražienas, bet buvo dideli bulvių ir kitokių agrokultūrų laukai. Vėliau sustojome nedideliame miestelyje pavalgyti ir taip pat įsigyti turkišką SIM kortelę, nes neturėjome interneto.
pavalgę ir pailsėję vėl leidomės tolyn. Kapadokija jau netoli. Kapadokiją pasiekėme jau sutemus. Labas rytas iš Kapadokijos. Vakar atvykome vėlai vakare ir apsistojome Kaija kempinge. Tai nedidelė žalia oazė tarp pilkų kalnų. Kempingo šeimininkas kelis kartus manęs prašė, kad pareklamuočiau jo kempingą, nes labai mažai turistų atvyksta iš mūsų kraštų. Taigi, 2 naktis miegojom tokiam štai kempinge Kapadokijos. Kempingas gal būtų neblogas, bet labai dulkių daug. Neauga čia žolytė. Kalnai, 1,2 m aukštį virš jūros. Ten kaimynai čekai su motociklais. Čia iš Nyderlandų, čia vokiečiai. Kaip visada su sunkvežimiais. Čia Nyderlandai. Toks panašiai kempingas, nedidelis. Čia mes taip įsikūrę buvom. Čia mūsų namelis, mūsų rezidencija. Čia vietelė piknikui po vynuogynų. Visas kempingas štai toks. Štai tokie vaizdai atsiveria iš mūsų kempingo. Štai tokia buvo mūsų kelionė iš Stambulo į Kapadokiją. Po pačios Kapadokijos įdomybės apžvelgsime kitą kartą. Koks gyvis, negilu.